Kokių sprendimų galima laukti po Turkijoje numušto Rusijos bombonešio? Sprendimų konkrečiai kam? Europai arba NATO? Apmaudu ir teisingai mūsų premjeras sakė, kad kalbame apie nusikaltimą. Karinis Turkijos lėktuvas numušė mūsų bombonešį Sirijos teritorijoje. Kalbėjome su pareigūnu, kuris prižiūri ir stebi mūsų lėktuvų judėjimą. Jis patvirtino, kad incidentas įvyko Sirijos teritorijoje. Ir beje, nebuvo jokių įspėjimų iš Turkijos pusės. Labai gaila, tačiau šis tragiškas įvykis be abejonės turės įtakos mūsų ir Turkijos dvišaliams santykiams. Procesas jau prasidėjo. Turkija labai svarbi mūsų kaimynė ir mūsų santykiai pastaruosius metus regis buvo normalūs, kaimyniški. Daug pastangų į juos dėjome. Beje, mūsų ekonominis bendradarbiavimas su Turkija vertinamas 31 milijardų dolerių. Tai labai didelis skaičius. Tačiau dabar mes rekomenduojame žmonėms nevykti į Turkiją turizmo tikslais, nes manome, kad ten nesaugu. Ir žmonės reaguoja, kaip teigia mūsų kelionių agentūros, kurios taip pat rekomenduoja nevykti. Turkija dėl to gali prarasti apie 9 milijardus eurų. Tai milžiniška suma šaliai, kuriai turizmas viena pagrindinių sričių. Dabar su partneriais bandome išsiaiškinti, kasgi kaltas. Nors mūsų prezidentas pirmą dieną po incidento pasakė, kas tai padarė. Nėra abejonių, kad tai buvo suplanuota akcija. Juk turbūt ne veltui visai šalia lėktuvo incidento vietos atsirado CNN žurnalistai, Reuters korespondentų komanda. Viską puikiai nufilmavo. Dar gerai, kad pavyko išgelbėti lėktuvo pilotą. Beje, tai buvo rimta mūsų specialiųjų tarnybų operacija. Ketiname viską išsiaiškinti. Beje, jau šiandien tarptautinėje spaudoje skaitau, kad vis aktyviau kalbama apie Turkijos veiksmus šioje situacijoje. Matyt, visi pradeda suprasti, kad situacija kaip ir aiški. Turkai bando teisintis, kad mes ir anksčiau įskrisdavome į jų teritoriją. Buvo toks vienas atvejis, tačiau visiems viską paaiškinome, kodėl taip netyčia nutiko. Teisingumo dėliai galiu pasakyti apie turkus ir graikus. Pagal oficialius duomenis, kiekvienais metais turkų kariniai lėktuvai maždaug 1500 kartų neteisėtai kerta Graikijos sieną. O čia jie sako, kad įskridome vos 17 sekundžių, nors to nebuvo. Todėl reikia išsiaiškinti ir užkirsti kelią tokiems pavojingiams reiškiniams, kad situacija nepablogėtų. Deja, situacija nepaprasta. Mes turime priimti sprendimus dėl lėktuvų saugumo, išplėsti oro pajėgas. Taigi, kol kas įvykiai klostosi pagal negatyvų scenarijų. To ir reikėjo laukti. Kitas reikalas – mūsų santykiai su NATO. Darbinių ryšių nepalaikome, bet manau, po Olando vizito ir mūsų kontaktų su Amerika galėsime aiškiau pamatyti situaciją. Labai svarbu, kad NATO nedengtų ir neteisintų vienos alijanso narės veiksmų, o kad vadovautųsi objektyvia informacija. Mūsų visuomenė labai išgyvena. Galiu pasakyti 2 skaičius. Vienas visuomenės nuomonės tyrimų centras, beje nelojalus Kremliui, atliko tyrimą, kaip Rusijos žmonės vertina mūsų politiką Sirijoje. 60% žmonių palaiko tokią politiką, o prieš mėnesį palaikė tik 29%. Vadinasi, žmonės tiki valdžios veiksmais. Tikimės, kad pavyks įveikti šią krizę, to ir siekiame, tik žinoma su sąlyga, kad bus padarytos rimtos išvados. Tai turi suvokti tiek Turkija, tiek NATO, taip pat kiti mūsų partneriai. Bet kaip suprasti Rusiją? Lėktuvo katastrofoje Egipte žuvusių žmonių gaila, o štai į Ukrainą siunčiate mirti tuos pačius savo žmones. А кого мы посылаем туда на смерть? У вас есть такие факты? А? Мы никогда этого не признавали и не признавали. O ką mes siunčiame? Jūs turite tokių faktų? Mes niekada to nepripažinome ir nepripažinsime. Ukrainoje nėra mūsų ginkluotojų pajėgų. Ten gali būti ir yra tų, kurie tarnavo armijoje, kurie išėję į atsargą. Aš ir pats esu atsargos kapitonas. Tokių žmonių ten turbūt yra. Kad ten yra Rusijos ginkluotosios pajėgos, tai mitas. Ne veltui specialistai sako, jeigu ten būtų mūsų tikrosios ginkluotosios pajėgos, tai greičiausiai kariniai veiksmai būtų kitokie. Tikiuosi, mane supratote. Mūsų šalyje nuolat kalbama apie grėsmės iš Rusijos. Apie tai kalba ir NATO. Galite patikinti, kad ir pas mus vieną dieną neatvyks žalieji žmogeliukai? Ну, вообще-то лучше спросить у тех, кто такие. To geriau klausti tų, kurie tokias idiotiškas teorijas skleidžia. Matyt, jie iš to pinigų uždirba. Rusija niekada jokių agresyvių planų kaimynų atžvilgių, apskritai niekieno atžvilgių neturėjo ir neturi. Galiu pasirašyti po tokiais žodžiais. Ну, вы там говорили о том,
как это все... Jeigu kalbėtume apie santykius su Lietuva ir apie tragiškus įvykius, tai irgi reikėtų paminėti tam tikras skirtingas situacijas. Kai įvyko ta tragedija su mūsų lėktuvu, 224 žmonės žuvo. Buvome labai sujaudinti dėl Lietuvos gyventojų ir valdžios reakcijos į šį įvykį. Prezidentė pareiškė užuojautą, premjeras, Seimo pirmininkė. Ponia Graužinienė buvo čia, ambasadoje, ir pasirašė užuojautų knygoje. Mes padėkojome. Buvome labai sujaudinti, kaip Lietuvos žmonės reagavo. Labai aiškiai matyti, buvo viskas teisinga, žmogiška. Bet jeigu kalbėtume apie mūsų numuštą bombonešį, tai šiuo atveju reakcija visai kita. Negirdėjau jokios aukščiausios valdžios reakcijos, bet skaičiau tokius pirmuosius užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų pranešimus, kad to ir reikėjo laukti, kad Rusija jau seniai skraidė po Turkijos teritoriją. Laukti galima visko, bet galima ir suorganizuoti provokaciją. Mes labai tikimės, kad Lietuvos žmonės ir valdžia atsirinks ir supras, apie ką iš tikrųjų kalbama. Nes tokie įvykiai uždeda antspaudą dvišaliams santykiams, o tų santykių šiandien idealiais nebūtų korektiška vadinti. Jie netgi toli nuo gerų. Gal tai nuskambės demagogiškai, bet vėlgi tai ne mūsų kaltė. Mes visada buvom ir esam pasiruošę palaikyti su Lietuva kaimyniškus, nuspėjamus, pagarbius santykius ir vienodas teisės. Nereikia kurti iliuzijų, kad turime būti draugais. To nereikia nei Lietuvai, nei Rusijai. O būti kaimynais, protingais, pragmatiškais, turėti iš to kažkokių dividendų. Štai čia svarbiausia užduotis.